Labas rytas, prasideda mūsų kelionė į Švediją. Prasideda jinai nuo važiavimo iki stoties, 5 valandų traukinys iki Klaipėdos, 12 valandų keltas iki Švedijos. Aš, kaip matot, atsinaujinau kamerytę, jinai labai plati. Galiu labai būti arti jūsų. Aš asmeniškai neišsimiegojęs. Jeigu man dabar reikėtų atsekti savo veiksmus visus nuo atsikėlimo, man būtų labai sunku. Varom stoti. Ką aš turiu savo tašyti? Iepodai. Pasas. Čia jūs paklausite. Atrodo kaip pampers. Aš galvoju, tu pampersus išsitraukiai. Čia yra tai, su kuo aš gavau šitą kamerą. Dezinfekcinis. Tiesiai į veidą nuėjo visas dezinfekcinis. Ne? St. Moritz, Switzerland. Aš buvau Šveicarijai. Čia melas. Čia melas. Nupirkai šitą Brandy Melville, South Korea. Tarkim, bet tu buvau Šveicarijai. Ai, tiksliai, buvau Šveicarijai. Blizgis iš Korėjos. Kvepia persikų spurgą. Pataikiau, kaip tai netidžia. Ką pasiėmam su savimi traukiam? Mycijų čipsukai, sumuštinis, pesto vištiena, mycijų šokoladukai, desričiukai, valgysim ir važiuosim dar 3 valandas. Gerai. Sašas dienoraštis. Ketvirta kelionės diena. Valanda. Ketvirta kelionės valanda, kur jautėsi ketvirta kelionės diena. Nežinau, kur mes esam. Ir šviesi. Gerai, aš galbūt žinau, kur mes šiuo metu esam, bet nežinau, kur mes važiuojam. Gerai, aš galbūt. Simona vaidina, kad jie linksmai, nes skaito savo knygą. Tau iš tikrųjų linksma, tau sumokėjo, kad tu tą sakytum. Turbūt paskutinės įrašas. Ką? Mano. Nes aš nemanau, kad aš išgyvensiu. Kiek pavažiuot? Pusvalandį. Aš tikrai netikėjau. Keliavom į Klaipėdą. Žiauriai karšta. O žinojot, kad šiandien buvo karščiausia diena istorijoje Prancūzijai, Paryžiai. Čia visoje Prancūzijai, man atrodo. Oi. Kažkokia aš nesąmonę sakau, kaip gali būti karščiausia diena visoje Prancūzijai. Ne, realiai ten. Žodžiu, dabar tiesiog yra labai karšta Prancūzijai. Gerai. Aš tiek bijau sumeluoti, kad tiesiog palikime ties tokią informaciją. Gerai. Ir pas juosgi nepriimta turėti kondicionierių, nes nebūna taip karšta. Šiaip Europa nepritaikyta karščiams, aš pastebėjau. Pas mus namie karščiau negu yra lauke. Nes mes gyvenam 5 aukšte. Nu tai pasakyk jiems dar mūsų adresą pasakyk. Jau nori išjungti, taip jau nusibodau. Jau nusibodau. Jau matau, ranka yra ant išjungimo mygtuko. Saša, pasakok. Tai viskas, varom šešėlį. Gerai, žiūrėsim, spręsim. Su jumis kažkada vėliau. Tai atvarėm į kajutę. Dar pajudėsim kažkur už 1,5 valandos. Kajutė erdvi, sakyčiau net labai. Turim lovą, turim labai įtartinai atrodantį Sašą. Hello. Thus, I am a mysterious traveler. Bye. Čia bus mūsų žaidimų sofa. Čia kaip taip skambėjo. Baby. O čia normalu, kad aš šiek tiek bijau plaukti. Aš niekada nesu plaukęs. Ir man tie langai, kurį negali atidaryti, man žiauriai baisu. O jau tikrai negali atidaryti? Ne, nu jo. Aš šiaip nemeluosiu, aš turiu baimę netgi plaukti. Aš nesuprantu, kiek po manimi yra gilumo. Taip. Ir aš įsivaizduoju, kaip tenai kažkur gilumo yra visokie megalodonai, kažkokie the big white shark. Žiūrėkim vonios kambarį. Nu, prašau, tai niekas tavo. O! Vonios kambariukas. Jin tokia oro uostiška. Aha. Oi, lėktuviška. Jo, lėktuvėlis lėktuviška. būtum. Čia kietai. Kietai. Aš negaliu paaiškinti, bet man žiauriai ramu, kai aš einu į lėktuvą. Blembo jo. Oi, tai dabar perimsi atseit tau irgi. Taip, bet niekada nesakai šitą. Koks įdomus sutapimas, kad aš pasakiau, tada jau ir tau patinka lėktuvuose vonia. Tiksliau, kriauklė, tualetas. Nustebėsiu. Einam pasivaikščioti.
mes pavakariniavom, aš dar suvalgysiu Meet You batonėlį. Ir taip pat jau noriu daugiau apie juos papasakoti, kadangi jie taip pat yra ir šio video rėmėjai. Mes labai pamėgom jų produkciją pasiimti su savim į keliones, keltą kaip dabar, į traukinį, į lėktuvą. Jų tiek batonėlius, tiek traškučius, tiek BCA gėrimus. Mes jau, man atrodo, viską išragavom, tai čia yra mano rekomendacijos iš užkandžių. Ir man, pavyzdžiui, kelionėse visą tai sunkiau susirinkti pakankamai baltymų. Tai man dar dėl to labai patinka tiek Meet You batonėliai, tiek traškučiai. Nes juos valgydama, aš taip pat ir susirinku daugiau baltymų. Tai nuoširdžiai labai rekomenduoju išbandyti produkciją, pasiimti su savim į kitą kelionę traukinių, keltų, lėktuvų, kuo bevyktumėt kažkur. Ir Meet You labai ačiū, kad parėmė šį video. Per likusį vakarą planuoju pažaisti Lego. Kažkiek komentarai. Nežinau, skaniuko noriu. Hei. Hei. Čia vienintelis, kur žinau švediškai. Kur jie eina? Čia už 10 minučių. Čia už 10 minučių turėtų atvaryti autobusas į centrą. Ir ten visi nuėjo laukti autobuso po kaitinančią saulę. Lyg jis važiuos čia ir tu nespėsi, o gal čia toks autobusas, kur reikia, kol jis važiuoja įlipti. Tai va, Švedija šiaip labai karšta. Aš kažkaip pripratus, mes čia būdavom arba žiemą, arba pavasarį, čia labai šalta visą būdavo. O dabar birželio vidury kažkodėl karšta. Įdomu, kodėl? Nesuprantu. Aš čia visą laiką buvau gruodį, kažkaip nesigaudau, kas čia galima. Aš labai noriu kavos dar. Tai tu geri kavą. Tai aš dar noriu. Žiūrėk, mums nupiešė kiškutį ant kapučino. Sičiakininam į savo namuką. Pirmam aukšte turim virtuvę. Kas čia? Čia kava. Ai, nu, skandinavai šiaip dažnai daro kavą su tokiais visokiais filtrais. Gal mums kavos net paliko? Mums paliko kavos filtrą. Šios kavos nepaliko. Oho. Va, čia tokia svetainė. Čia miegamasis numeris 1. Ten, man atrodo, dar 2 miegami iš tikrųjų yra. Nežinau, žiūrėjau, ką mums toks gigantiškas butas, bet čia vonė. Ten Saša. Einam, pažiūrim, kas yra antram aukšte. Sruošiu labai karštą. Slaptas. Ai, čia tualetas. Dar vienas miegamasis. Čia dar vienas slaptus duris. Čia, kaip žinot, Coraline filme. Ir jos iš tikro neatsidaro. Bet va, toks švediškas, fainas namukas. Pagal parodysiu produktų holą. Krekeriai, 2 pam. Krapai ir kalendra po euro kažkur. Prieskoniai, euro ar 2. Radom tokį mini alyvuogių aliejų, nes čia nėra aliejaus šitam bute. Kainavo 3,7. Bulvės. Euro pam. Cukinė euras. Brokolis euras kažkiek. Ir vištiena 8,9 eurus. Aš tik viską įdėsiu bulvės, daržovės ir vištieną į orkaitę ir darysiu valgyti. Šiaip labai noriu valgyti. Taip gavosi. Brokolį biškį sudegė. Skanaus mum. Ir jum, jeigu valgot. Šiaip sako, kad švedai žiūri mėgsta guminukus, tai čia labai dažnai parduotuvėse būna stendai va tokie, pilinių guminukų. Dabar paimsiu rinkinuką. Guminukų degustacija. Taip. Saša kaip profesionalus guminukų degustatorius. Nu tai kėlės. Liuks, saldainiai, švediški. Kaip švediškai skanaus? Škariais. Skar. O čia blogai, kad taip mėgdžiuoju. Aš kai švedus girdžiu, kaip jie kalba, man jie labai taip... Kur. Aha. Aš netikiu, kad jie kažką sako. Netikiu. Įrodykit. Rūgštas. Oho. Šiaip paragavom jau arbūzinius. Jie labai skanus. Šitas žalias, jeigu būsi Švedijai. Oi, jis toks geras, jeigu arbūziukus mėgstat. O dabar paragaukim, gal šitą paragausiu. Jo, aš ištarkiu. Oho. Šiaip noriu dar paragauti. Yra tokie juodi. Licorice. Aš jį išversiu. Licorice. Labai noriu paragauti. Jie labai neskanus. Ar ragavai po vaikystės? Ne, aš atsimenu, kai aš vaikystėje paragavau. Man sakė, nori guminukų, aš sakai, guminukai! Nežinau, kaip aš tai pasakysiu, bet gumulas gerkliai. Man reiks išplauti indus. Aš žiauriai nemėgstu plauti. O žinai, kad indaplovės naudoja labai daug vandens ir jos yra labai neekologiškas, turbūt. Nežinau, čia tiesa. Man kažkada mama sakė, kad skalbimo mašina naudoja labai daug vandens. Kai aš ten ateidavau, žinai, vieną maikutę į 20 minučių ir 50 litrų vandens. Nes aš dabar galvoju, tai viskas, ką aš karpsiu savo vieną maikutę 20 minučių režime. 500 litrų vandens iš Amazonės miškų tiesiai. Nu, man galvoti veikia. Palikau netyčia šviesą įjungtą, tai pusę labanorų girios tiesiog dingo. Nu tai va, viskas gerai, susitiksim su jumis vėliau. Šliaks. Labas rytas. Nuėjau nuo parduotuvę. Parodysiu, ką nupirkau pusryčių. Vištienos kumpis. Daurai. Čia tokia švediška žuvies užtepėlė. 2 kažkiek. Avokadai.
Eurotram. Toks va pakelis kornfleikų 2,20. 12 kiaušinių. Šiaip Švedijoje pastebėjom, kad dauguma pakelių po 12, ne po 10. Ir visi balti kiaušiniai. 4 eurų. Kavos, nes Airbnb nėra kavos. 7,9. Pienas. €5. Skyras apie 2 eurus. Ir ruginės duonos kainos neatsimenu, bet aš manau apie kokius 2 eurus gal. Eisim daryti pusryčius. Mes lyg ir išsiaiškinom, kaip naudoti šitą kavos drip coffee. Jeigu jūs galvojat, kad ar jinai tokia stipri, kaip ir atrodo, tai taip. Tai aš dar pastačiau vandenį, kad mes jį biškį praskiestume. All around me are familiar faces, worn out places. Ką tu veiki, Saša? Poilsiauju Švedijai. Geras, čia gyvena žmogus, pavyzdžiui, ir čia grinai jo laivelis ir jis išeina iš namų ir įsėda į laivelį ir kažkur nuvažiuoja. Aš kaip buvau Norvegijai stovykloj ir mes buvom pas vieną šeimą, bet jie turėjo laivelį ir mes tikrai įsėdom laivelį ir nuvažiavom žvejot ir aš įsivaizdavau, kad aš laivo kapitonas. Tu patiko žvejot Norvegijai? Taip, man labiau patiko važinėti su laivu ir įsivaizduoti, kad aš kapitonas. Didelis laivas buvo, kaip Davidas. Aš tai atsimenu, kai aš savanoriavau Norvegijoje ir man kažkaip labai įsiminė, kai mes buvom pas tą, kuris viską organizavo, kaip hostas lietuviškai. Vedėjas? Tarkim, vedėjas, vadas. Ir aš kažkaip atsimenu labai ryškiai tą momentą, kai mes einam vakarieniauti ir aš atidarau duris į virtuvę ir ten tiesiog gigantiška elnio ar briedžio koja ant stalo, viso kraujuose. Ir jis sako, kad čia mums elnės vakarienė. Aš visada mėsos nevalgiau. Tokia smagi istorija. Nupirkom žymėje liquors. Čia grinai yra pirštas, kuris rodo open here. Ir žiūrėk, kai mes atidarom ten, kur pirštas rodo open here, iš tikrųjų atsidaro. Štai taip atrodo. Čia kaip anyžiniai saldainiai, sulydyti su želatina ir kokiu kilogramų druskos. Aš dabar labai stipriai bandau neapsivemti. Nerimtai, man žiauriai bloga. Aš dabar nuryju seilės ir aš labai laikausi, kad net ryt jų atgal. Давай дальше. Ага, моя вимда, аж вышел. Labas rytas. Čia mūsų planas yra sutvarkyti Airbnb. Pasirodo, mes paėmėm Airbnb, kur reikia pačiam susitvarkyti arba sumokėti 5 eurų už tvarkymąsi. Pagalvojom, kad jau patys susitvarkysim. Šiaip nežinau, man pasirodo, man labai nepatinka Airbnb nuomotis kambarius, būtus, nes visat būna kažkokių netikėtų bairių. Ir anksčiau bent jau Airbnb apsimokėjo, nes jie buvo pigesni negu viešbučiai. Man atrodo, kad čia ne viešbučiai atpigo, o tik Airbnb labai pabrango. Su Airbnb nebent faina, kad brangesnėse šalyse galima ten, patiem gamintis ir panašiai. Pati blogiausia mano Airbnb patirtis buvo, kai aš nuomavausi Austrijai, kai buvo parašyta private room, bet galiausiai, kai aš atvykau, pasirodo, kad aš turėjau ne atskirą kambarį, o aš miegojau pas moterį kažkokią ant sofos. Jinai turėjo savo kambarį, o aš miegojau pas ją ant sofos. Kartais aš miegu ir 5 rytą random jinai pradeda gaminti blynus. Virtuviai, kuri priešais mano sofą, kur aš miegu. Jo, čia buvo siaubinga iš tikrųjų. Ir plus tame miestelėje, aš dar tokį miestelį pasirinkau, kur visiškai nebuvo ką veikti. Aš neatsimenu, kiek man buvo metų, bet kažkeliolika. Aš buvau viena ir man buvo labai nedrąsu, aš labai pasimečiau. Ir jis turbūt pagalvojo, tai Simon, tu turbūt tiesiog paėmė ir išvarė iš to Airbnb. Ne. Aš likau tame Airbnb. Jūs paklausit, kodėl? Aš pabijau, aš nežinau, ką daryti, aš nežinau. Tuo metu aš kažkaip nesusivokiau, ar tai nežinau, kad aš galiu tiesiog parašyti Airbnb supportui. 99%, kad man leistų, man turbūt net grąžintų pinigus ir leistų pasikeisti kambarį. Tenais grinai parašyta buvo private room with a lock, kur tipo sofa nėra private room ir sofa nėra užrakto jokio. Jeigu jūs turit kažkokių savo istorijų Airbnb nesėkmingų, galite parašyti komentaruose. Varėme terminalą. Visų pirma, aš žiūriu, išsigandau aš asmeniškai, kad autobusas netvažiuos, nes jis 3 minutės vėlavo ir čia buvo vienintelis autobusas per šiandien. Čia galvo mes gaudysim mašiną. Kitas dalykas, kelte nėra vandens ir aš kaip protinga nuėjau prieš tai į parduotuvę ir paėmiau 2,5 litro vandens butelius ir jie yra gazuoti. Aš asmeniškai nemėgstu gazuoto vandens. Dabar skaitau Lord of the Flies. Ir labai įdomi, aš per porą dienų 100 puslapių perskaičiau, kas man šiaip yra gan greit. Aš šiaip atsimenu, kad čia yra privaloma literatūra, šiaip man atrodo, ir aš skaičiau ištraukas ten kokioje 11 klasėje. Tai realiai toks pat kambariukas pas mus. Apart to, kad atsirado plakatai. Dabar yra 16:13, turim pajudėti 5. Tenais Švedija.
Pažaisim kažką, paskaitysim knygą. Tu nežaisi nieko. Nors aš kažkaip žiūriu nepatenkintas. Aš kol kas kalbėti nenoriu. Nenoriu, aš iš vis negaliu. Gerai, mes... Full of rage and madness. Playing Tetris. The mad game.